Šiandien žiauriai svarbi diena Kauno Žalgiriui, nors pats Žalgiris net nežaidžia. Tokia Eurolygos realybė. Žalgiriečiai šiandien tiesiog lėktuvus skrenda į Belgradą, vėliau apsistos viešbutyje, bet palaikyti Žalgirio sirgaliams šiandien tikrai yra ką. Rimtai, kiekvienas Žalgirio sirgalius šiandien komandai gali padėti teoriškai, palaikydamas Valenciją kovoje su Atėnų Panathinaikos. Mums netinka 2 Panathinaikos pergalės per likusias 2 rungtynes, todėl jeigu PAO šiandien pralaimėtų Valencijoje, tada visiškai kontroliuoja situaciją Žalgiris vėl. Jeigu laimi Partizaną, laimi Paryžių, Žalgiris užsitikrina vietą 6-tuke. Kitaip tariant, nors Žalgiriukas šiandien nieko neveikia, keliauja, vis tiek galima sulaukti labai gerų žinių. Aš net nebijoju, jeigu šiandien Valencija įveikia PAO, Žalgirio žaidėjai ir treneriai visiškai išpūs raumenis, sukasdantis ir padarys tikrai viską, kas jų rankose, nes turėti pranašumą, bent teorinį, prieš PAO ir dėl vietos 6-tuke yra didelė pergalė, nors apie ją tikrai žaidėjai ir treneriai nekalbės. O dar lengviau palaikyti Šarūno Jasikevičiaus Fenerbahče šiandien kovoje su Madrido Realu. Tai taip tiesiogiai neveikia kaip anos rungtynės Žalgirio situacijos, bet irgi žymiai geriau būtų Fenerio pergalė prieš Realą. Jonas Valančiūnas, pasveikinkim vieni kitus, absoliuti Lietuvos krepšinio legenda, labai šaunuolis vyrukas ir šįkart jis sužaidė 1000-asias rungtynes NBA. Tai yra pirmasis Lietuvos krepšininkas, kuris 1000 kartų žengė ant parketo NBA. Apskritai per visą NBA istoriją, per viską, kas nutiko NBA pasaulyje, neapsiribojant toli gražu Lietuvą, tai yra padarę tik 156 žmonės. Wow! Šaunuolis GV, linkėjimai, dar 14 taškų pelnė, su komanda iškovojo pergalę. Apskritai Denverio Nuggets neblogai tikrai juda, yra tarp, sakykime, 5 stipriausių NBA komandų ir tarp 5 kandidatų tapti čempionais. Sėkmės, Jonai. O kas fuliai? Pasižiūrim greitai, kas arčiausiai Čempionų lygos pusfinalio šiuo metu yra. Paryžiaus Saint-Germainas, Miuncheno Bayernas, Madrido Atletico ir Londono Arsenalas. Labiausiai tikėtina, kad šitos 4 komandos žengs tolyn, bet dar laukia atsakomosios rungtynės ketvirtfinalio serijose. Iki!